Sveiki visi, šiandien parodysiu vieną tokį gerą triuką su svarke ir bulgarke, tai pradedam. Pirma, ką mums reikės senos, nudaužytos, aptriestos svarkės, kurios nieks nenori, ne taip kaip ana 700 eurų svarkė. Jeigu daug kainavo, tai žinokit, kad ir labai gera. Ką mums reikės padaryti? Tai pirma, mums reikės su tuo pajungti minusą. Tada kitas dalykas, reikės įjungti mums, nesprauks gal. O, dirba dar. Kitas dalykas, kurį mums reikės padaryti, tai kažkaip reikės mums pritaisyti. Aš tai galvoju prieš šitą jungti ar prieš šitos bulgarkės jungti, kurį nori sugadinti. Blemba, aš tą labai norėjau. Nežinai, nauja, brangiau kainavo viskas, tai galvoju tą sugadinti, nes vis tiek tam jau garantijos nebėra, žinai, tam dar 24, o jie nesupras, nebent pamatys šitą video. O devoltai nežiūri mano video. Tai jungsim šitą, nes kaip tik ir spalva sutampa. Čia kažkaip įdėsim, ne? Sulankstė, ne? Kadangi mes labai saugiai viską darysim, tai apsaugas nuimam ir uždedam dratinį šepetį. Reikia dabar tik jį atsukti. O, stiprus įtaktas. Labai, kaip sakant, neįspūdingai atrodo, kaip ant tokios bulgarkės tokį šepetį dedi, bet pamatysim, kaip čia bus. Ir, žodžiu, pusbrolis davė idėją, tai žinot, kad čia bus jau. Gerai. Kaip čia šveičiasi. Gerai. Tai ką dabar darom? Operatoriau, tu įjungsi mums tą šūdą. Svarkykę. Nu labai. Įspūdingai atrodo. Ar įspūdingai? Įspūdingai? Reikia padidinti. O. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko, kaip parodau, kaip veikia.